Silvija buvo viena tų darbštuolių mamų, kuri ir iš kirvio sriubą mokėjo išvirti. Augino 2 pametinukės dukras, dirbo, vis tikėjosi, kad ir vyras jiems kada nors atsakingiau žiūrėti į šeimą. Žodžiu, bėgo ir turėjo vieną tikslą – sukurti jaukią ir gražią dukrų vaikystę, bei pasirūpinti jų ateitimi. Ne prie vieną vaiką, nes toks suplaktok. Pavyzdį, sako, gal nelabai pedagogiškas, bet norėt gyventi blogo, nesimokinkit. Nes aš negavau pagrindų, man, sakykime, buvo kaip baigiau vidurinę, aš tėvai neturėjo pinigų ir aš stojo mokintis taip, kad mokiausi ir dirbu, kad tėvam nereikėtų manęs išlaikyti. O savo vaikam norėjo visai kitokią gyvenimą. Kito gauni minimumo ir yra keli vaikai, jo reikia dalinti, skaičiuoti. Sako, galvoj pastojo būdą skaičiavimo mašinėlą, kaip sako, buhalteris nekivaizdins, tu kur sukies, tau čiočiaks įjungs ir dirb. Nu, pradžių, kaip sakyti, vaiką gimė ir žinojo, kad jos turės kažko bent pasiekti. Sako, kiekvieną tėvai tikės, kad kažkoks jų svajones išpildės. Aš nesiekiu, kad gryna kažkokiu mano konkrečią svajonę, sakykime, jie siektų, bet užkirst vaikui laimė gyventi. Laisvai, kaip sako, kvėpuoti ir... Tai kaip viena mama suspėjo būti ir tėčių, ir šeimininkė, ir namų ūkio tvarkytoja, ir mama? Aš juokai savi vadindavo katašonis. Yra toks filmuks ir knygutė. Arba kaip juokis. Pareidavo, sakėjom, algo gauni, parein vaikas sako, o mamytė algo gavo. Nes bus ir jogurta, bus ir surelė, bus tokių, kur kažkam galbūt kiekvieną dieną. Ta algos diena būdavo tokia mažytė šventė namie, ar ne? Vaikam. Čia didelė šventė. Didelė šventė. Ir į koncertą, ir į teatrą, ir vaikus įsiveždavo į kažkokią šventę. Nes vaikam irgi reikia, sakyti, išeiti žmonės ir pamatyti kažkokio pramogą. Nebuvo mes taip užsidarę. Tik tiek aš sakau, aš turėjau tuos kelis legalis darbs ir turėjau papildomų darbų. Aš kažkam gal nams prižiūrėjo, ėjo kažkur padėjo, rankdarbis susiminėjo. Iš pradžių tą turėjo ūkį, kur turėjo, irgi taip padėjo, kaip sakyti, turint ūkį, tai tau ir pienuks, ir varškytė, į tas anas, tu susirenka į krepšiuko, susirada žmonės, kuriem konkrečiai tikrai reikia, ir tu žinai, kad tau nereiks gaišti stovėti. Tu išvažiavo, tau iškart pasiėmė, susirenka papildomus pinigai, jau va, vaikam, kai sako, ir yra. Būdavo taip, kad, sakėm, užsiėmė rankdarbis, į pasižiūrėjau 5 rytą, tau nebėra kada eit gulti, nes jau reiks to įkeltis. Ir nebeguldavot? Ne, nes tai koks susidrimlinės žmogus stovės. O dirbu parduotuvėje, juk negalais dirbti, kaip sakyti, ir blaiviai mąstyti. Tai būda, tas jaučias pervargims. Juk čia viskas nuo pervargimo ir būna. Pirmoji eilė buvo mokesčiai, susimokti mokesčiai, žinai, kiek tau liko, į to sumą tu jau dalindavo. Čia savaitę tiek, šitiek, sakykime, maistas pirkti ar ko, jau žinodavo. Kiek per savaitę, sakykime, ar per mėnesį sunaudoja aliejos, miltų, kruopų, makaronų, kažką, ar duonos su batonas, paprasčiausiai pyragą. Ir tu jau važiuoji tad į bazės, į Panevėžį, važiuoji su didžiuliam tašėm, pasiruoš, susiperk viso tiek, kaip sako, susidarė sąrašo, visą mėnesį susipirka, ta kelionė tau atsiperka, dar susitaupa tau. Jau tai, kas susitaupa, jau išeina vaikam, kaip sakyti. Gal ekskursijai, gal kažkokia klasės valandėlė. Nu, bet negali žmogus vien tik tai duon būti sots. Arba, kaip sakyti, jeigu tu gyveni kaime, tai taip provincijai jau esam, sakyti, toliau nuo centro. Visai visiškai nedalyvauti gyvenim negali užsidaryti. Tu pasidarai ne tik, kad kažkam neįdomus, tu savo neįdomus pasidarai tada. Dukroms buvo beveik 5, kai Silvija nutarė nebesitaikstyti su vyro atsainiu požiūriu į šeimą. Moteris juto, kad visi rūpesčiai jos vienos, o žodis šeima
vyrui nesukelia jokių sentimentų. Atsirado alkoholis, netrukus įžūlus šeimos apgaudinėjimas. Silvija išgyveno didžiulį stresą ir nerimą dėl savo ir mergaičio ateities, tačiau pasiryžo skirtis. Buvo tikra, atlaikys. Ne, tas brenda jau dalyks pamažu, nes jau pajuto, kad tu prie dugno, kitaip jis arba tave visai paskandens, tu sakyt, jau netgi vaikams savo bus nieks. O leisti, kada įto iki muštinio, peštinio aš tą nenorėjau. O rodyt kiekvieną kartą su piršt, kad čia va plaktuką reik, šitą reik, čia aną reik. Ir kiekvieną kartą girdėti, tau reiktų ir pasidaryk. Irgi jau buvo skaud, jau nebegalėjo tverti. Tai paskui ten prasidėjo visokio kitokio, kaip ir populiar, atsirand moterys. Noriu grįžti, noriu ne. Arba grįžti ir išeiti nori. Ir pinigai sužino, kaip sakyti, kaimsgi ne miestas, toj pat sužino, parein vaiks verkdams. Kad tas ir tas vaikiuks jam pasakė, matai, tu neturi lyto ten 2, o tavo ateitis ten kažkam nuperka kažko. Ar vienabunkė perka padėję kažkokią merginą nupirkti dėl baliuką. Tai yra, tu pirmiausia imgint vaiko. Nu, kaip sakyti, mes gal kai kas ir nesuprant, kitiem atrodo nušona, kad vis gražu, bet juk nelauks, kol gaus sprandan muštės, nes irgi supratims yra toks, jeigu nesimuš, tai ir galim gyventi. Juk jis tavęs neskriaudė, sako, fiziškai nemušė, nes daugum tai yra mušamos. Bet laukt, kol tavęs skriaus, atsiprašau. Netaip mokina, netaip auklėja ir aš tą smurtą nepripažįst ir netoleruosi. Bet tai yra vidus, tai nieko nepakeis. Kai sako, tu ne jamam, tu neįšauklėjai jam, jeigu neįskiepė jam atsakomybės ir meilės artimam, tu tą nepakeisi. Paskui jis pradėjo įsidarbina kitur ir mokėti pradėjo, sakykime, dabar mok vaikui 18 litų alimentai. Iš vyrs tiek mok dukrai. Ir tai suma yra, kurios net pinigais iš esmės negali pavadinti. Tai yra, tai yra 18 litų. Taip. Aš į juokis, vaikėlis, sakau, čia tau mėnesiai išlaidų. Nu, tokie įstatymai. Prabangos namuose nebuvo, tačiau mergaitės visada buvo sočios ir aprengtos. Silvija sugebėjo išlaikyti šeimą ir neskursti. Aišku, buitis buvo labai kukli, bet joms 3 to užteko. Silvija turėjo planų, mažų svajonių ir nors po labai mažą žingsnelį, bet visgi ėjo į priekį. Silvija stengiasi atsistoti ant kojų, jis stengiasi pati išlaikyti savo šeimą, stengiasi dirbti pavienius darbus, prekiavo turguose, mezgė, pardavinėjo megztus daiktus, kad tik būtų namuose duonos, kad galėtų išlaikyti savo mergaitės, jas išleisti į mokslus, kad galėtų ir namuose netrūktų būtiniausių priemonių buičiai. Tiesiog, kad jos galėtų visos 3 išgyventi. Kaip žmogu aš pasakysiu, niekas negalėjo pasakyti, kad jai pečius spaudžia šitokie vargai. Ji būdavo visai nutaikinga, visad linksim, visad šypsant, dirba gėlių parduotuvė, mes nuvažiuojam gėlių nusipirkti, visad patars, visad šypsosis, visad juoksis ir nesuprasi, kas žmogus širdį yra. Jis darbštuola, bitutė, kiek galėdavo savo rankytėm, kiek galėdavo sugebėdavo. Jūs matot, jūs tik biškį pažvelkite ir matote gyvenimą sąlygas. Jeigu nebuvo iš ką, ji tik rūpinas vaikais, o apie buitį jokiais būdais nėra iš ką. Niekada niekam neparodė, kad jį labai sunku, niekada nesiskundė. Nelakstė ir nesakė, kad man labai blogai. Viskas stengiasi nugalėti pati ir gyveno tiesiog pati su savo gyvenimu. Tik dėja, jos organizmas tokio gyvenimo ritmo jau nebeatlaikė. Kai ji grįžo po reabilitacijos, aš nuvykau jos aplankyti į namus. Ir pamačiau bejėgę moterį, didžiulėje buitinėje
rutinoje, buitis be patogumų, nėra vandens, krosnės užsikurti negali, malko atsinešti negali. Tikrai ta situacija yra gan sudėtinga. Ten, kiek aš matau, problema didžiausia yra tai vanduo. Šiaip vandenį nešasi iš šulinio su kibiriuku. O dabar jį kaip ir net negalėtų patirti. O šito reikalo dabar tikrai jinai pati negali, aišku, dukra turbūt prineša to vandens. Tai va, aš matau tą problemą pirmučiausiai vandenį. Kas iš mūsų pusės, mes šiek tiek bandysim padėti. Aš pamačiau, kad Silvija yra palūžusi psichologiškai, fiziškai, tuo pačiu ir dvasiškai. Aš taip manau, kad aš per daug jau buvau.